Metus trukusiame jaunųjų talentų konkurse Šilainių vaikai Lietuvos tūkstantmečiui po šeštadienį įvykusio lemiamojo atrankos etapo paaiškėjo laureatai. Iš daugiau kaip 50 kolektyvų baigiamajame naujametinėme koncerte, kurį išvys ir INIT kabelinės televizijos žiūrovai, dalyvaus 15 meno kolektyvų bei pavienių atlikėjų. Man patinka žiema, baltos gėlės lange, man patinka, kai sniegas krita, o man sukasi galva, man patinka ruduo, medžių lapai spalvoti. Šilainių vaikai Lietuvos tūkstantmečiai jaunųjų talentų konkursas šio mikrorajono seniūno sugalvotas paauglių užimtumo vardan peraugo organizatorių lūkesčius. Mat 4 atrankos etapuose dalyvavo daugiau kaip 50 kolektyvų. Jei pradžioje sausakimšose mokyklos salėse, kuriuose vyko atrankos, oras virpėjo nuo jaudulio, tai baigiamajame etape solidžiai komisijai negailint pastabų jautėsi įtampa, kurią švelnino tik audringi žiūrovų plojimai. Jaudintis buvo dėl ko. Mat pusfinalyje iš 26 baigiamajame koncerte dalyvaus tik 15 geriausių kolektyvų ir pavienių atlikėjų. Tad kiekvienam pasirodymui ruošiant naują programą, dalyviams priėmus iššūkį teko gerokai pasistengti. Su kiekviena treniruotė mes bandome tobulėti, už tai turime būti dėkingi vadoviai, spaudžia, sunkiai dirbam ir matosi tikiuosi rezultatai. Mums reiškia labai didelį iššūkį, nes mes su kiekvienu šokiu, nors ir tą patį galime šokti, bet mes jį stengiamės padaryti tobulesnį. Todėl kiekvienas mums konkursas yra labai svarbus. Konkurse dalyvauti panoro nuo 4-mečių darželinukų iki 19-mečių jaunuolių. Pastarieji įsijungė paraginti mokytojų, o vėliau ir patys pradėjo kurti. Teatralizuota literatūrinė kompozicija maloniai nustebino tiek vertinimo komisiją, tiek žiūrovus. Mūsų kompozicija yra apie tremtį, tai buvo įdomi galimybė išbandyti savo jėgas, ką mes kaip jaunimas galime padaryti ir atrasti dar kažką tai įdomaus toj temai ir neniūraus, ir tai mes bandėm parodyti savo kompozicijoje. Tai iš pradžių tai prasidėjo dėl mokytojos, o po to truputėlį jau visi susidomėjom. Anot konkurso dalyvių šis projektas naudingas ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. Čia yra vaikams labai svarbu. Jie labai mėgsta, jie labai nori pasipuošę būti, nori labai scenos, nori kitus vaikus pamatyti. O vadovui tai lyg tai kaip ir būtų tam tikrų minčių realizavimas. Gal pasižiūrėti, kaip jiems sekasi, kada juos žiūri žiūrovas, kada daug žmonių, o ne kada repeticijoje. Ir kartais repeticijoje labai gerai pavyksta, o scenoje pavyksta truputį blogiau, bet aš šį kartą patenkintas jais likau. Vieno mikrorajono jaunųjų talentų konkursas tai ne tik bendruomenė vienijantis renginys, bet ir unikalus sumanymas. Taip šį metus trukusį projektą apibūdino vertinimo komisijos pirmininkė, muzikologė iš Vilniaus. Mat sostinėje tokiais renginiais pasididžiuoti esą negali. Manau, kad negali pasigirti. Šventėmis gali, taip, festivaliais kažkokiais, bet būtent konkursais, neatsimenu. Baigiamąjį konkurso Šilainių vaikai Lietuvos tūkstantmečių koncertą Šventų kalėdų išvakarėse išvys ir INIT kabelinės televizijos žiūrovai.